Ir ta mergina ilgą laiką taip nelegaliai gali būti. O šitokius reikaliukus šalinama iš bendrabučio. Jis gyvena pirmajame VGTU bendrabutyje Kamčiatkoje. Linkėjimai būtent iš šį baraką, kas dabar mus klauso. 801 B kambarys. Pats yra pirmakursis ir administratoriaus vardas Mindaugas. Tai čia reikėtų Mindaugo apsivest ir paskambinti. Gerai, pabandom. Tratatyra. Tautvydas. Klausau. Labas vakaras. Labą vakarą. Ar su Tautvydu kalbu? Taip. Tautvydai, nežinau, ar mes esam pažįstami, bet čia administratorius Mindaugas skambina. Tu esi pats 801 B kambario gyventojas, ar ne? Taip. Klausyk, man paaiškink tokį paprastą dalyką. Kaip suprantu, pagal visus popierius, jūs trysia turėtumėt gyventi, ar ne, vaikinai? Jo, ar ne? Jo. Bet aš nežinau, ar čia tavo draugai, ar priešai, kažkas man pačiulbėjo tokį labai paprastą dalyką, kad kurį laiką pas jūs, kokias kelias savaitės, ne vaikinas gyveno, o mergina. O už tokius dalykus, kad nepranešat, žinai, kas laukia tavęs? Nieko nelaukia. Kaip tu sakai, kad nieko nelaukia? Tai aš čia sakau. Aš kaip ir domėjausi, tai nieko nelaukia. O kaip tu domėjaisi, tiesiog paguglinai? Ne, tiesiog sutartį paskaičiau. O tu galvoji, kad sutartis yra tiesiog toks dalykas, kur tu paskaitai ir viskas aišku, parašyta. Mergina gali gyventi, negali gyventi. Tam yra administratorius. Mano vardas yra Mindaugas ir tu turėjai apie šį dalyką man pasakyti. Aš jokio skambučio, nei e-mailų, nei skambučių, nei, nežinau, gyvai tavęs nesusitikau ir tu man apie šį dalyką net neįspėjai. Kaip čia suprasti? Neįspėjau. Tavo kambariokas dar yra Mantas, ar ne? Jo, tas pats. Tas pats. Kur ta mergina dabar? Gyvena. Gyvena dar. Tame pačiame bendrabutyje. O kur tu pats dabar esi? Aš dabar namie. Grįžęs į namus, ar ne? Jo, grįžęs. Žinau, gali tai būti, kad nereikės iš namų ir nebeišvažiuoti. Arba ieškotis kažko kito reikalo. Aš nemanau. Taip nemanau iš tikrųjų. Labai gerai apie save manai, manau. Ganėtinai. O, Dieve, vėl čia bėdų man pridarei, klausyk. Tai surašyk administracinį, tai yra taisyklėse nustatyta viskas. Tas taisyklė, žinai. Vienburniai prisiveda mergų. Tu supranti, kad pagal taisyklės negali merginos su vaikinais gyventi. Ta prasme, čia ir durnam, aišku, kokios dar sutartys, ką tu darai, Tautvydai. Tu nori, kad padaryt, kad mūsų bendrabutis atrodo kaip koks nors viešnamis, ar ne? Vaikinai su merginomis gyvena ir panašiai. Ne, aš to nenoriu. Tai kam taip darai? Tiesiog reikėjo. Reikėjo. Ir dabar reikia, ar ne? Tai kodėl tu manęs, ašgi paprastas, normalus, jaunas, irgi nepasenęs vyriukas, kuris gali suprasti, tu man tiesiog pasakyk, aš bandysiu kažkaip užglaistyti. Dabar jeigu ši žinia ateis iki viršesnio žmogaus, tai žinai, kas bus. Man tai dzin, su kuo tu gyveni. Ar ten su 3 mergom, ar su dar daugiau. Tai jokio skirtumo. Bet esmė yra mūsų bendrabučio įvaizdis. Vaikinai negali gyventi su merginom oficialiai. Tu šitą supranti? Jo, aš tiek suprantu. Nu tai kas pas jūs yra? Nu kaip ir nieko blogo. Aš nežinau, ką jūs darot naktim. Kaip? Ką jūs darot naktim, sakau, aš nežinau. Na, žmonės miega. Miega. Kodėl jūs ją priėmėt galų gale? Neturi draugių, kuri galėtų prisiglaus prie kažko. Būtent pas jūs būtent reikėjo. Ar jūs draugaujat vienas su kitu ten? Nu ne, tiesiog buvo laisva vieta. Laisvos vietos nebuvo, nes buvo oficialiai pagal dokumentus jūs turite 3 gyventi. 3 vaikinai. Jokios aitės, įtės nėra. Nu šiuo metu vieno nėra, tai... Klausyk, matau, kad su tavim nesukalbėsiu. Klausau. Turėsi atvažiuoti pas mus. Bet aš klausyk. Palauk biškį. Ar kaip? Palauk biškį.
O kaip mergina jaučiasi tarp jūsų gyvenimo? Čia normalu viskas? Nu kaip ir. Tai jinai, ką, nogagi negalime gauti. Tai manau ir nemiega. Keista. Nes aš asmeniškai kažkaip pripratęs nuogas miegot. Nu, tau gerai, iš tikrųjų. Neblogai. Gerai, Tautvydai, nebekakinsim tavęs. Radijos darys ZIP-FM iš Vilniaus, radistai Jons ir Uls. Hello! Eglutė mums pašnipždėjo, kad jūs vaikinai priėmėt mergaitę ir gyvenat. Bet aš manau, kad iš tikrųjų, žinok, nelabai galima. Nu, gal ir negalima, bet, nu, tiesiog privertė aplinkybės. Nu jo, dabar tai visas barakas kalbės. Nu, ja. Ach, ta Eglė, kaip sakoma, draugė, Būna tų medžių, būna. palindo po tankų pati, žinai. Nu, ja. Nu, gal nieko, gal čia viskas okei. Ne, tai nieko tokio. O šiaip tai pats barakas, pavyzdžiui, ten tie valdytojai ar prižiūrėtojai tokie faini, sukalbami, galima pabaliovoti jums kažką tai padaryti. Ar labai Jeigu griežtai? viskas taip normaliai, tai tikrai galima. Supratau. Ta prasme, kol nepradeda nieks dūšti arba krist pro balkonus, tai tikrai smagu būna. O kodėl pats dabar ne barake, o namie? Kaip ir savarankiškų studijų savaitė. Supratau. Kaip čia gudrai skamba. Tai kai nieko daryti nereikia savaitę, reiškia, ne? Nu, panašiai. Supratau. Tai kambariokas džiaugiasi dabar su tavo tą draugę. O kažkuris iš jūsų ją čpokina, ar ne? Nu, aš ne, kambarioką reiktų paklausti. Supratau, kambariokas manau. Manau, kad dabar dviesi, jeigu liko, Kalbasina ją. Visko gali būti rimta. Ok, tai bet kokiu atveju, Tautvydai, linkėjimai nuo Eglės. Čia tavo draugė, ko gero? Nu jo, iš tą patį bendrabučio. Aišku. Tikėkime, kad paslaugos nepadarė. Tokios, Nu, gal ir ne. Gal ir ne. Gerai, laikykis, čiau, iki. Gerai, gerą vakarą. See you later, alligator. After a while, crocodile.